Viena įdomiausių temų apie kosmosą yra juodosios skylės. Tai įspūdingas reiškinys, apie kurį žinome labai mažai. Yra daugybė teorijų ir spėlionių apie jas, tačiau dažniausiai žmogaus protas sunkiai gali įsivaizduoti ir suvokti šį neįtikėtiną reiškinį. Surinkau įdomiausius faktus apie jas, kurie privers susimąstyti, kokie mes esame iš tikrųjų maži šioje visatoje. Juodoji skylė yra objektas kosmose, kuriame gravitacinė trauka yra tokia didelė, kad net šviesa negali iš jos ištrūkti. Įvykių horizontas yra juodosios skylės vieta, kurioje greitis reikalingas ištrūkti iš jos viršija šviesos greitį, o tai yra laikoma maksimaliu greičiu visatoje. Dėl to niekas, kas papuola į juodąją skylę, niekada nebeištrūksta. 2019 metais mokslininkam pirmą kartą pavyko užfiksuoti juodąją skylę naudojant įspūdingą įvykių horizonto teleskopą. Šis teleskopas nėra toks, kokį mes įpratę matyti ar įsivaizduoti. Tai yra iš viso 8 galingų radio teleskopų tinklas, kuriame kiekvienas iš 8 teleskopų yra išdėstytas skirtingose Žemės vietose. Ir visas tinklas veikia kaip vienas Žemės dydžio teleskopas. Šis teleskopas ir užfiksavo pirmąją juodosios skylės, kuri yra M87 galaktikos centre nuotrauką. Užfiksuota juodoji skylė yra apytiksliai už 55 milijonų šviesmečių nuo mūsų planetos ir sveria daugiau negu 6 milijardai mūsų Saulės masių. Taigi kas nutiktų, jeigu įkristumėte į juodąją skylę? Jūs stebinčiam žmogui, jūsų atvaizdas tam tikrų metų sustingtų ir po truputį blanktų, kol visai išnyktumėt iš matymo lauko. Jeigu tai būtų viena iš mažesnių juodųjų skylių, jūsų kūnas patirtų, kaip mokslininkai vadina, spaghettification procesą, kurio metu milžiniška jėga jūs nuo galvos iki kojų pirštų suspaustų, tuo pačiu metu į šonus ištemdama. Trumpai kalbant, pavirstumėte į spagetį. Jeigu atsitiktų taip, kad įkristumėte žymiai didesnę juodąją skylę, jūsų likimas būtų kiek švelnesnis. Nors ir gravitacinė jėga milžiniško dydžio juodojoje skylėje yra žymiai stipresnė, tačiau tempimo srovės jėgos yra daug kartų mažesnis, todėl į spagetį nepavirstumėt, tačiau vis tiek likimas būtų panašus. Jūs iš jos ištrūkti negalėtumėt. Būnant netoli juodosios skylės, patirtumėt keistą ir labai įdomų reiškinį pavadinimu time dilation, arba lietuviškai laiko išsiplėtimą. Trumpai tariant, jums laikas bėgtų lėčiau negu kitam asmeniui, kuris yra toliau nuo juodosios skylės. Tai vyksta dėl to, nes juodosios skylės sukuria neįtikėtinai stiprius gravitacinius laukus, kurie iškreipia taip vadinamą erdvės ir laiko audinį. Tokį reiškinį mes patiriame ir Žemėje dėl esančios gravitacijos, tačiau labai minimaliai dėl mažos gravitacinės jėgos. Pavyzdžiui, asmeniui skrendančiam lėktuvu laikrodis eina truputį greičiau negu kitam žmogui esančiam ant Žemės, tačiau skirtumas yra labai minimalus. Krentant į juodąją skylę nematytumėt absoliučiai nieko, viskas atrodytų tiesiog juoda. Jeigu atsisuktumėt atgal, matytumėt viską, kas yra už jūsų. Žvaigždės, galaktikos, planetos ir taip toliau. Taip yra, nes šviesa negali ištrūkti iš juodosios skylės, todėl nieko ir neįmanoma matyti. Tačiau atsisukus atgal, matoma viskas, nes šviesa kartu su tavimi keliauja į juodąją skylę ir pasiekia tavo akis. Juodosios skylės gali susijungti ir tapti viena, dar didesnė juodąja skyle. Šio įvykio negali sumodeliuoti net ir galingiausi mūsų kompiuteriai. Toks dviejų juodųjų skylių susijungimas yra neįtikėtinai galingas ir brutalus įvykis, kurio metu išskiriamas milžiniškas kiekis energijos, sukeliantis didelius visatos laiko ir erdvės audinio bangavimus. Tai vadinama gravitacinėmis bangomis. Tokio įvykio mūsų mokslininkams dar nepavyko užfiksuoti, tačiau atrasta ne viena galaktika, kurioje juodosios skylės po truputį artėja viena šalia kitos ir pagal tai prognozuojamas jų susidūrimas. Mūsų Milky Way galaktikos centre egzistuoja milžiniška juodoji skylė. Jos pavadinimas Sagittarius A. Mokslininkai nustatė, kad jos masė yra didesnė negu mūsų Saulės masė daugiau negu 4 milijonus kartų. Pirmąjį kartą mūsų galaktikos juodąją skylę pavyko užfiksuoti 2022 metais gegužės 12 dieną, naudojant tarptautinį įvykių horizonto teleskopą, kurį sudaro 8 radio teleskopai išdėstyti per visą pasaulį. Juodosios skylės galiausiai miršta. Stephenas Hawkinsas atrado, kad juodosios skylės galiausiai išnyksta visatoje, prarasdamos radiaciją esančią savo viduje.
Tačiau tai labai keistas ir lėtas procesas, kurio iki galo mūsų mokslininkai dar nesupranta dėl per mažo suvokimo apie gravitaciją ir kvantinę mechaniką. Tokia radiacija pavadinta Hawkinso radiacija. Ši teorija yra turbūt didžiausias Steveno indėlis į mokslą.